tamsiai padažyti satinėlio. Va, ir žodžiais mes tėvynę mylim. Ne darbais ir žodžiais. Bet daug metų laikas. Dabar nėra prasmės jau rekonstruoti, restauruoti jau nebėra prasmės. Na, katinėlė, kaip gyveni. Na, pasaulis per televizoriaus ekraną. Turėtų judėti dar? Ne, nebuvo padaryta, kad judėtų. Įdomu, vis tiek yra, medis yra laikinas, viskas yra laikinas. Džiaugiuosi, kad dar tiek metų išliko. Vytautas man siūlė, kad pagalvočiau apie rekonstrukciją, bet kiti darbai remia prie sienos ir neberandu laiko. O gal ir prasmės jo nebėra, nes tai yra tos liekanos irgi kaip ženklas laikinumo. Laikinumas tas yra labai reikšmingas. Pačios medžiagos laikinumas. Ir tas nykimas, pats nykimas, irimas yra irgi prasminga būsena ir tos medžiagos. Vienintelis reikšmingas ir prasmingas fragmentas tai yra ekranas. Ekranas, kuris man dabar aktualiausias yra. Ta tema, tas terminas ekrano, žmogaus informacijos gavimas iš to ekrano ir jame gyvenimas, būt pakerėto ekrano. Ir tu nežinai, kiek gauni tos informacijos reikšmingos ir kiek tai diskomforto į tavo gyvenimą įneša. Gauni, laukia, kad tai bus tik komfortas, tik pagalba, o gauni iš tikrųjų atvirkštinį procesą. Kažkiek tai yra kiekviename darbe palieki savęs, jėgų, pažinimo. Ir tas pažinimas kažkuriais laikais daugiau fokusuojasi į satyrinį gyvenimo pažinimą, į humorą. Ir tuo momentu tas ir buvo gal aktualesnis momentas man, gyvenimo periodas, kada daugiau žiūrėjau taip švelnių humorų į pasaulį, į gyvenimą. Nebuvo tiek to gyvenimo patirties pasakytų žodžių, kai ateina tas pažinimas ir žodžiais nebetikė. Kuo toliau, kuo daugiau metų, tuo mažiau tiki tais žodžiais. Tampi iš paauglystės gyvenimo išeini, iš to laiko išeini ir lieka realizmas ir kūno, medžiagos kaip medžiagos, tos fiziologijos, praradimas, jėgos. Nepasakysi, kad tai pesimizmas, bet suvokimas, aiškesnis suvokimas pačio gyvenimo ir gyvenimo sekos, gyvenimo laiko tėkmės. Tai yra iš tikrųjų, tai ne satyra, bet tas katinas irgi daug ką matė, šiaip prie to staliuko, kas sėdėjo ir įvairių pokalbių klausė. Jeigu jo būtų rašyta juostelė jame, jeigu jis galėtų kalbėti, tikrai papasakotų nemažai. Nes kažkiek tai metų vis tik funkcionavo tas staliukas. Ir buvo labai jauku, kadangi buvo čia didelis lietsargis, stogas. Ir stogas labai reikšmingas buvo. Jis nemažas tas stogas buvo. Ir dabar to stogo trūkumas, jis yra atveria dangų. Vėlgi tai nieko nėra pesimistinio dalyko. Dabar šiandieną, jeigu būtų lietus, jau būtų kita kalba. Bet šiandien yra nuostabus oras, giedras dangus ir visai smagu. Eglė, dangų matai, tikrą medžiagą. Ir dangus ir eglė. Kojas padėtas ant žemės, ant akmens, ant lietuviško akmens padėtas. Viskas savo vietoje. Ir nieko nesinori taisyti. Yra taip, kaip yra.
ir visiškai garbinga vieta, nes Vytauto Valiušio muziejus yra fantastiškai prasmingas ir žmogus neįtikėtina kantrybės, išmanumo, mokėjimo ir talento darinys. Sukurti tokią ekspoziciją ir funkcionuojančią ekspoziciją, tai yra reta, kuriam menininkui gali pavykti sukurti. O jam pavyko ir jis tenka tik sveikinti. Kokia mūsų yra tėvynė. Apipešiota. Bet yra. Viskas dar funkcionuoja.